ką, sveiki. Atvažiavau prie ežero ir visur džiunglės. Niekas neprižiūri, vos praeit galima. Tai va, ten ežeriokas. Ką šiandien bandysim paieškoti ešerių. Aš kaip visada avižadrebis. Mane kažkaip labai užkabino. Nieko kito bandyti ir nesinori. Ta prasme, bandyti norisi, bet tam laiko neturiu. Ten jeigu gauni vieną dieną į savaitę išvažiuot pažvejot ir nebesinori kažką kito. Atrodo, pasiėmei, pažvejojai, pailsėjai ir faina. Žvejų nemažai, anoje pusėje ant tiltukų sėdi, su dugniniam turbūt. O aš ką bandysiu ešerę paieškoti. Kažkokių stebuklų čia nesitikiu. Nors jų yra, papuola. Bet smulkmės tai čia turėtų būti kosmosas. Tai ką, pirma vietelė. Kažkaip praeinam nesušlapę. Ir esame pirmoji vietelė. Žmonių kiek anoje pusėje žvejoja. Taip, čia toks pavėsiukas. Faina. Traukia žmonės suplūdę, ką ten kojas. Kažkas kažką pagauna. Na ką, ir uodai iš karto puola. Ką, bandom pirmą pravedimą. Vanduo baisiai drumzlinas. Po didelių liūčių. Taip, pažiūrėsim, ką mes čia pagausim. Jeigu kas ir pagadins, tai drumzlinas vanduo. Bet yra netoliese kitas ežeriukas, ten turėtų būti skaidrus vanduo. Tikrai turbūt dar iki jo nulėksiu. Jo, ten žmonės kojas traukia suplūdėm. Taip, antras pravedimas. Ir nieko. Jo, baisiai rudas vanduo. Tiesiog. Op, kažkas kalė. Turėjau smugelį. Taip, pirmas kibimas buvo. O, guma numauta. Pirmas kibimukas. Neblogai avižas skrenda. Nu ką, šitam turėtų būti. Opa, dar vienas. Labai mažyčiai turbūt. Eisim į kitą vietą.
Pirmutinis labai mažiukas. Miniatiūrinis, bet atsidaryta. Opa. Kažkas didesnio. Lydekaitė. Ai. Nu, tikėkimės nenukas. Labai gražiai įsikabinusi lupa. Ai, kokia. Kokia nedidukė. Nu ką, lydekaitė? Į lupos galiuką. Ai. Kokia nedidelė. Varyk. Bet gražiai kalė. Nu ką, vieną šeriuką, vieną lydekaitę. Nu ką, atėjau į kitą vietelę. Pažiūrėsim kaip čia. Turėtų čia būti viskas neblogai. Ešeriukai, sakyčiau, nėra labai aktyvus. Op, kažkas vėl kalė. Ar čia smulkmė? Padaužyt padaužu, bet ant kablio. Op, į pagalį. Nu, jau turėk bėdą. Atsikabino. Kablys atsilenkė. Koks ešerytis. Visai neblogo dydžio dar palyginus. O, koksai. Delninis. Pasirodyk. O, varyk. Kažkas pasigauna. Nėra tai blogai, bet vanduo, tai ką žinau. Nežinau, ar jums eina žiūrėti, bet jisai visiškai nepermatomas. Vien drumzlės. Čia tiek plauta liūčių. Bet kibimo yra. Op, kažkas lyg prisilietė.
Kažkas lyg prisilietė. Bet kibimai pavieniai. Tikrai nėra ešerys labai aktyvus. Čia jeigu kimba, tai kas metimą. Nieko, dar reikia būtinai kitą ežerą nuvažiuoti. Pabandyti, dar šiemet ten nebuvau. Apatėti ant lapo. Tai padarom dar vieną pravedimą. Sunkokai palyginus. Mažiuką. Visiškai. O tokie ir daužo. Jeigu didesnių to vietą nėra, tokie ir neduoda ramybės. Nu gerai, dar vieną prie tų lapukų. Dar pro čia pravesim. Vieną pravedimą. Čia matomai nėra. Paeinam į priekį. Nu ką, pagavau dar kokius 8 zurzikus. Bet taip nieko gero palyginus. Aš galvoju, kad dėl to, kad labai drumzlinas vanduo. Tiesiog čia nuo krantų tiek priplauta, kad mažiukų dar papuolė. Daugiau nelabai. Važiuosiu į kitą ežerą. Ir čia kaip visada pagalių tai bele kiek. Ką, šitame ežere paskutinį metimuką padarom ir važiuojam į kitą. Ten tikrai turėtų būti skaidrus vanduo. Bent jau aš taip galvoju. Nesu matęs aš ten nešvaraus vandens. Ai, va, pagaliukas patrukdė. Ir pabandysim tenai. Ten ir karšių yra. Tikrai pasigauna. Sakau, tik šiemet nebuvau. Negaliu nieko pasakyti, kaip ten kas. Bus proga aplankyti. Ką, gerai, paskutinį pravedimą. Pabandom. Vėjas kyla.
Ir vėl, ir vėl. Bet šitas turbūt rimčiau. O, čia jau viskas. Čia jau jokių šansų. O. Vse. Nu ką, persirišu. Keliauju į mašiną ir važiuojam per kitą ežeriuką. Kaip ir sakiau, vanduo skaidrus, gražus. Tik tai žiūriu, kas pasidarė, kad jau žulių atsirado čia, kur niekada nebūdavo. Žvejų mažiau galbūt. Jo, čia sužėlė. Čia būdavo švaru, gražu. Pravedimus bus sunku padaryti. Bet reikia pabandyti. Labai netolimas metimas. Taip, užsidėjau juodą musytę. Ką taip nesimeta. Turbūt, kai nutraukiau, labai užsiveržė valas. O, dabar geriau. Nu ką, pabandom. Biški nepatinka, kad čia sužėlė taip stipriai. O būdavo taip švaru, gražu. Bet čia, kaip ir sakiau, čia ir karšiukų galima tikėtis. Nieko, paeisim kažkur kitur. Jo, žolės trūkdo. Tai šeriukas man, net mačiau, kaip prisivijo. Geras. Jų čia yra, bet nestebuklai. Gerai, reikia paeiti, man šito žolės nepatinka. Galim dar vieną pabandyti metimą. Dar vieną pabandom. Čia, aišku, jau ir giliai visai kiti. Daug giliau. Jo, žolės. Ai, vadas, kakanda į nugarą. Jo, čia sudėtinga. Gerai, paeisim. Nu ką, atėjau, kur biški padariau su žolėm. Va, šeriukų palei krantą matosi yra. Bet keista. Kiek metų čia žvejoju, niekada nebuvo taip sužėlę krantai. Švaru, gražu būdavo. O va šitais metais ir turėk bėdą. Ką, pabandysim. Pagausim ką nors ar ne. Jo, čia giliai daug rimtesni. Nenori. Nenori.
Jo, čia gerai užuovėje. Nei vėjo, nieko. Kažkas kalė. Kažkas kalė. Bet mažiukas turbūt. Ką tik buvo vienas ant krentančio. Kibimukas. Apa, o kažką turiu karšiukas. Nu va, pirmas karšiukas, kaip ir sakiau. Kajų čia tikrai yra. Pirmutinis karšiukas. Atsikabino labai gerai. Da toksai visai neblogas. Ką, pirmas karšiukas. Kajų čia yra. O čia galbūt tuom ir įdomus šitas ežeras, kad šerys, karšis, kuoja, bet karšių čia tikrai papuola, gan dažnai. O kad ir dabar ištraukiu vieną zurziką šeriuką ir va karšiokas. Reikia bandyti toliau. Šiandien karšta. Karšis kaip apglėvėjo. Nu ką, dar vieną metimuką bus galima kažkur į priekį paeiti. Kokie trūkdžiai. Kažkaip įdomiai. Ešeriai iš paskos ateina, bet kaip nekimba. Ir kodėl? Neturiu žalio supratimo. Seka, bet nekimba. Masalai bandyti, išbandyti. Va, kad ir dabar. Gal 4. Ir nei vienas. Tokia diena reiškia. Jo, žolės apžėlė. Sudėtinga. Karšiukas vienas, daugiau irgi nepapuolė. Nu ką, dar bandysim. Tikėkimės pasitvarkys. Čia daug žolių. O, ir viskas. Ir viskas. Gerai. Eisim toliau dar ten. Bet matau, kad visur irgi apžėlė. O taip gerai čia būdavo. Gamta keičiasi.
Ką einu toliau. Nu, o po šito medžiu turbūt nėra buvę, kad niekada nepagaučiau. Pažiūrėsim ar šiandien. Biškį vėjas nunešė į šoną. Gal ir ne. O turbūt šiandien bus tas pirmas kartas. Nes čia jų visada yra. Jų yra ir dabar. O ir nieko. Ir matau, kojas ten vaikšto ir ešeriai. Yra. Vis dėlto yra. Nedidelis. Bet sunkiai. Ačiū, kokie gražūs ešeriukai. Sveiki, spalvos gražios. Superinis ešeriukas. Nu ką, dar vieną? Bet sunkiai. Pagalys. Pagalys. O, kokie ešeriukai plaukia. Bet nenori. Kibti nenori. Apa, yra. Gražuoliai. Į lūpos galiuką. Smagumėlis. Ką, paeinam dar šiek tiek į priekį. Matau priekyje šiek tiek gražesnių. Tokių jau delninių. Apa, yra. Yra. O, koks gražuolis. Koks gražuolis. O, šiek tiek jau painesnis. Musaliukas va. Iš kalūrės. Aišku, dabar jau bus išsibaidę, nes ten aš mačiau tokių gražesnių būrelį. Dar pabandom. Čia labai skaidras vanduo. Ta prasme priekyje, nežinau, 10 metrų. Žuvį mato į viską. Čia ir kojos plaukia. Bet va, viskas prasibaidė.
Dar reikia paeit dar į priekį. Taip ir ieškosim po biškį. Jo, žuvies tikrai yra. Žuvies yra. Bet ji kažkaip nelabai nori. Vieną kitą. Ešeriukuką padavė iš po lapukų. Gal 6. Čia ir karščio galima tikėtis. Šitoje vietoje. Šiek tiek į gilumą. Na ir pabandom. Aišku, karščių reikėtų masaliuką susimažinti. Paskiau nebent. Tiek karščiui per didelis. Bet jeigu jau ima, paima ir ant tokią. Ir žolės. Žolės. Šiaip ešerys tai tikrai nelabai aktyvus. Ką dar paimam į priekį, žiūrėsim. Nu ką, dėja čia kibimų visai nėra. Dar grįšiu ten šiek tiek atgal. Pabandysiu. Ir nutultuko pamėčiau. Nieko. Praeitą vasarą čia kojas traukiau. Ten sudugdinė karšius. Viskas sužėlė. Baisu. Kiek viskas pasikeitė. Keista, įdomu kodėl. O, koks žalčiukas iš patiltelio lenda. Turbūt neįžiūrėsim. Oi, koksai. Galva matosi. Gerai, dar šiek tiek pabandysim. Nu ką, ir tokia ta žvejyba šiandien. Nieko stebuklingo. Pasigavo kažkiek. Bet jo, taip kažkaip nelabai nori. Žuvies matosi yra tikrai. Būriais praplaukia, meti ir vieną kitą pagauni, bet tikrai sunkiai. Karšiuką vieną. Daugiau nieko. Dar keletą metimukų padarau. Ir užteks. Saulė visai kepint pradėjo. Net prie krantų tos žuvies nebelabai besimato.
ką, jeigu dar ką pagausiu, parodysiu. O jeigu ne, iki kitų žvejybų.